Mokytoja Izabelė Usienė drąsiai galima vadinti druskininkų senbuvę. Moteris didžiuojasi, kad gimė gražiose kurorto apylinkėse, kad čia gyvena ir kad būtent čia įsikūrė jos dukros šeima. Nereikėjo niekur toli keliauti. Aš esu kilusi iš Neravų kaimo, Antalaukės vietovės, kurią dabar jau seniai prarijo druskininkų kurortas. Dabar jau ten yra ateities gatvė, namai, žmonės gyvena. Taigi aš čia visai esu šito žemės vaikas, Panemunėj užaugom, karstėmės po medžius, džiaugiamės laisvę, mes buvom tikrai laisvi vaikai ir iki šiandien aš labiausiai vertinu gyvenime tai laisvę. Šaknys buvo kaime ir dabar aš savo šaknų neįsižadu. Su pirma kaimas, žemė, gamta, Nemunas, o druskininkai čia pat. Paskui jau druskininkai pasidarė. Beje, druskininkai labai gražiai yra įtvirtinti mano mokinių laureatų, kadangi aš labai arti buvau kuriančių žmonių. Pirmoji laureatė mano Ramunė buvo, ji gavo 3 vietą, paskui 2 vietą ir būtent iš kaimo šaknų, vietovardžių sakmes jį parašė literatūrinės. O paskui kiti laureatai, aš taip stengiausi, kad būtų ar gatvelė, ar druskonis, ar Nemuno vingis, ar Atnyčėlės kalba. Ir turiu net knygelę, druskininkų motyvas, kūrėjų laureatų darbuose. Izabelė Usienė mokytoja dirba 45 metus ir nė akimirką nesuabejojo savo pasirinkimu. Ji labai dėkinga savo tėvams Broniui ir Elžbietai Dailydėms ir seseriai Marijonai Onai Kašėtieniai, mažažemiams valstiečiams, išleidusiems ją į mokslą, suteikusiems galimybę įgyvendinti savo svajonę tapti mokytoja. Izabelės Usienės pėdomis pasiekė ir dukra. Ramunė Karlonienė dirba Atgimimo vidurinėje mokykloje, taip pat lietuvių kalbos mokytoja. Nežinau, labai didelių įtikinėjimų gal nereikėjo, tiesiog matė mano šeima ir tėvai, mamytė ir tėvelis ir mano vyras, ačiū jiems visiems. Ir mano dukra matė, kad mokykla tai yra mano namai dažnai. Todėl ir jai pačiai teko sukinėtis renginiuose. Jai mokykla nebuvo atsitiktiniai. Iš tikrųjų, po mokyklos baigimo ilgai nesvarsčiau, kur stoti, nes man lietuvių kalba buvo vienas lengviausių dalykų ir įdomiausių. O apie mokytojo darbą, iš tikrųjų, gal kaip ir daugelis jaunų žmonių nelabai jau aš ten svajojau ir tikėjausi būti mokytoja visą gyvenimą. Taip jau atsitiko, kad dirbu mokykloje ir galiu pasakyti, kad tai yra išties sunkus darbas. O apie druskininkus noriu pasakyti tiek, gal taip pat kaip ir mama, kad tai mano yra brangiausias, mieliausias miestas. Mano vyras taip pat yra iš druskininkų. Tikiuosi, kad ir dukra vyresniai druskininkų sugrįš, nes dabar druskininkams taip išgražėjus, atjaunėjus ir, nežinau, tapus gražiausių miestų Lietuvoje, jau ir jauni žmonės galvoja ir kuria savo ateitį, sieja su druskininkais, dėl to aš labai džiaugiuosi. Ramunė ir Arūnas Karlonai augina 2 dukras, vyresnioji Urtė Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto 2 kursė, mažoji Orinta mokosi Atgimimo vidurinės mokyklos 3 klasėje. Mergaitė taip pat svajoja tapti mokytoja. Aš tai labai džiaugiuosi, kad mano močiutė ir mama yra mokytojas. Aš norėčiau užaugusi būti pradinukų mokytoja. Nes pradinukai yra patys įdomiausi vaikai, ko gero. Taip. Ir juos lengviausia mokyti. Taip. Nes jie viską nori sužinoti. Taip. Jeigu nors vienas žmogus dirba pedagoginį darbą, savaime suprantama, kad visa šeima jau visuomenėje, jos akiratyje veikloje, įsitikinusi Izabelė Usienė, kurios net 3 šeimos nariai, ji pati, dukra Ramunė ir vyras Juozas darbuojasi mokykloje. Izabelė Usienė dėkinga savo vyrui Juozui, kuris jos žodžiais yra tikras žemės žmogus. Jo dėka gražiai dirbamas iš tėvų paveldėtas nedidelis žemės plotas už Saulės pagrindinės mokyklos. Taip mes pagerbėme tėvų atminimą ir patys semiamės jėgų iš žemės. Tikrai mes esame savo gražaus miesto patriotai, juo didžiuojamės ir džiaugiamės, kad gyvename ir darbuojamės būtent čia. Gera pakeliauti, bet sugrįžti į savo miestą dar maloniau. Savo gimtajam miestui pagirų negailėjo mokytoja Izabelė Usienė.